Pavasaris vis greičiau įsibėgėja ir mes galime mėgautis saulės spinduliais. Todėl šiandieną patarimų rubrikoje mes pasikalbėsime apie saulės elektrines. Pirmiausia, Tomai, labai stilingai atrodai. Labai ačiū. Ir dar geras vardas. Ačiū. Tomai, eikime prie reikalų, rimtų reikalų ir pakalbėkime apie saulės elektrines. Pirmiausia, paskutinysis kvietimas teikti paraišką susilaukė tiesiog bombinio dėmesio. Atsakyk man, kodėl saulės elektrinės nepraranda tokio aktualumo? Buvo tas šuolis elektros kainos, tai žmonėms tas aktualumas padidėjo. O kai šiai dienai turim tokias kainas elektrinių, kai jos krito beveik per pusę, tai tas ažiotažas padidėjo. Ar žmonės saulės elektrinės įsirenginėja be finansavimo? Tiesą pasakius, žmonės jau nebelaukia finansavimo, tiesiog gauna sąlygas iš ESO ir patys įsirenginėja elektrinės, nes, kaip matot, pavasaris jau prasidėjo ir pats laikas įsirengti elektrinės. Saulė vis labiau ir labiau šviečia kiekvieną dieną. Na, jeigu žmonės taip nori, tai, jau net nėra ką kalbėti. Lietuvoje saulės pakanka, ar ne? Pakanka ir sočiai, ir dabar toks laikas, nuo 11 metų, kiek dirbam šitoj srityje, dar tokio gero laiko įsirengti ir be paramos nebuvo. Ir nežinau, ar bus. Bet stebuklų juk nebūna. Iš kur tos žemos kainos? Visoje Europoje labai turim daug įrangos, nes buvo labai didelė paklausa, kai elektros kaina buvo išaugusi. O šiai dienai matom, kad po truputį ta įranga tirpsta ir kainos yra linkusios didėti. Manau, kad tą pamatysim kažkur tai apie Liepos mėnesį. Visus saulės jėgainių darbus nuo projektavimo iki įrengimo ar priežiūros atliekantis Solet specialistai skaičiuoja, kad saulės elektrinės įsigijus su parama atsiperka vos per 2 metus, o be paramos per 4. Jeigu yra geras laikas dabar įsirengti, reikia nuspręsti, kaip tinkamai tai padaryti, kaip apsiskaičiuoti žmogui, kokios saulės elektrinės galingumo jam reikia. Aš sakyčiau labai paprastai, jeigu jums telpa ant stogo 10 kW, tai ir statykitės 10 kW. Kodėl? Dėl to, kad elektros poreikis auga. Paskui gali būti tokia situacija, kad pasistatę, jeigu jums reikia kokių 8 ar 6 kW, tarkim, pagal jūsų suvartojimą, jūs nusipirksite elektromobilį ir norėsite prisidėti daugiau. Ir tas prisidėjimas visą laiką komplikuotas, nes nebėra tokių pačių modulių, pavyzdžiui, ir brangiau kainuoja. Tai tas pats, kas atvažiuoti komandą ir statyti naują elektrinę. Šiandieną mes esame svečiuose, gal galit pakomentuoti, kokius sprendimus šio namo gyventojai priėmė įsirenginėdami saulės elektrinę? Kadangi stogas į pietus, jie užsidėjo šiek tiek daugiau modulių, 13 kW čia yra instaliuota, žino, kad poreikis didės. Ir be to šitas klientas dar turi hibridinį inverterį, kuris yra šiek tiek brangesnis, bet atsiranda galimybė prijungti baterijas. Tai yra kaupiklius ir kaupti tą elektros energiją pas save namie ir naudoti tada, kada jinai yra reikalinga. Trumpai tariant, šitas žmogus toks sumanus ir galvoja apie ateitį. Taip pat šio žmogaus elektrinė sumontuota taip, kad atrodytų gražiai ir trauktų akį, tačiau nekeltų vizualinės taršos. Pakalbėkime apie mitus, kurios dažniausiai pas jūs atsineša žmonės, kurie konsultuojasi saulės elektrinės tema. 11 metų dirbate šiuo klausimu, tai papasakokit. Tai pagrindinis mitas yra, kad sako, nori įsirengti saulės elektrinę ir nori atsijungti nuo tinklų ir būsiu nepriklausomas. Tai kiek šiame mite yra tiesos? Truputis tiesos yra. Su tais kaupikliais galim išgyventi 1 parą. O ar yra dar mitų? Yra. Kokie? Pavyzdžiui, kad įsirengiau elektrinę, pastačiau ir pamiršau. Vis tiek rekomenduojame pasižiūrėti, nes gali visokių gyvūnėlių būti, laidai nugraužti, gal ten neveikia taip, kaip turėtų veikti. Būna paukščiai apsigyvena, ar ne? Paukščiai ne tik apsigyvena, bet ir lizdus susisuka ir dar apteršia tas, bet jau čia matosi iš karto. Todėl būtina stebėti saulės energijos gamybą ir bent kartą per 2 metus atlikti elektrinės apžiūrą. Taip, Tomai, taip lengvai rezumuojant mūsų šiandieninį susitikimą, tai kokie tie žingsniai, norint turėti saulės elektrinę? Aš turiu, man viskas aišku, bet mano operatorius Karolis neturi, tai jisai svajoja apie ją, tai nuo ko jis turi pradėti? Tai mano toks paprastas ir nuoširdus patarimas, tiesiog išsirinkite patikimą rangovą ir jūs praves per visą tą procesą. Ir jokių čia pasidaryk pats šio klausimu, kaip suprantu. Oi, ne, suvargsite. Tomai, ačiū šiandieninį susitikimą, buvo tikrai labai smagu.